Iš tikrųjų, labą dieną, sveiki, malonu. Aš esu Aurimas Oretos sūnus, pats pirmas, vienintelis. Tai jūs mane dauguma čia gal atsimenat, kaip per močiutės Audronės kitisoką, aš visas tetas beveik čia esančias šoknau, nesiaudinti šį kartą nešokinsiu, tikrai užšaudžiu šitą. Tai nežinau, čia daug nėra ką reikėtų, bet iš tikrųjų stebiuosi, kad sulaukėte 50. Ne, nu jo ką. Tai va, tai labai mes esam patenkinti, kad čia mūsų pakvietė ir nežinau, gal žmonelė kažką norėtų dar pasakyti. Nes mane važiuojant sakė, kad tu gal kalbą, gal pasakysi porą žodžių, ne? Nu tai gerai, tai aš toliau pratęsiu. Tai va, tai iš tikrųjų jo, keista, kad jau tau 50, nes reiškia man jau tuoj 30, aš taip labai susimastau. Ir gaila tikrai, kad močiutė negali to pamatyti, nu bet yra kaip yra. Smagu čia visiems susitikti, turbūt kitą kartą susitiksim per 70. Ir nežinau, būk laiminga. Aš iš tikrųjų netikėjau, kad Arnoldą kaip pirmą kartą pamačiau, kad čia darbai bus mano partneris, bet visai nieko biščias pasirodė. Gerų dovanų iš tikrųjų su šio gavęs, tai negaliu priimti iš tikrųjų. Lengva ir kolonėlės ir pasatą idėjas buvo to žodžiu vėlės. Ir tikrai smagu, kad tau sekas, aš gal sakyčiau, toli tą Klaipėdą blemą, bet nu, jeigu tau gerai, tai man dar geriau. Tai kuo toliau, kaip sakai. Aš užsitęsiu, aš atisektų karštų, net aš laukiu dar pat. Tai va, tai su gimtadieniu būk laiminga ir ačiū, kad pakvietė, aš tikrai nesitikėjau, kad taip arti sėdėsiu. Viskas, užsičiau, ačiū. Prašau, gerbiamas. Rašiausi labai ilgai, pamiršau. Aš įgaunu mikrofonas laiką dainuot noriu. Šiaip tai ką noriu pasakyti, kad keista, kad aplinka labai nesensta, o bręsta, taip. Mes praeitais metais draugių šventėm 70-metį, šiais metais 50, kitais metais, kiek suprantu, jeigu gerai moku skaičiuoti, vėl 70-metį laukia mūsų. Tai gal čia gal 5G ryšio, aš nesuprantu. O šiaip tai palinkėčiau savo sesiai, tai džiugaus gyvenimo, kad vyras džiugintų didesnę algą, kad mažiukas džiugintų gerais pažymiais, o kad labai džiugesis aprietų visą širdį, kad Aurimas paskambintų 2 kartus, ne į metus, o bent jau į savaitę. Tai va tau linkiu. Tai pirmam kartui aš manau pakaks.